Rašto darbuose privalu cituoti autorius, kurių idėjas ar žodžius naudojate savo mintims pagrįsti. Taigi, kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą. Šis vaizdo vadovas supažindins jūs su informacijos šaltinių etišku naudojimu, citavimo būdais ir stiliais, citavimo metodais bei bibliografinių aprašų pavyzdžiais. Citavimas. Citavimas leidžia be kūrinio autoriaus leidimo ir be autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą atgaminti nedidelę teisėtai išleisto ar viešai paskelbto literatūros ir mokslo kūrinio dalį kaip citatą kitame kūrinyje. Citavimo principai ir tikslai. Naudodami informaciją darbe būkite sąžiningi ir etiški. Norint išvengti plagijavimo, būtina pateikti bibliografinės nuorodas į cituojamus šaltinius. Nuorodų pateikimas darbo tekste leidžia identifikuoti, koks šaltinis yra cituojamas. Nuorodų į cituojamus šaltinius pateikimas leidžia darbą skaitantiems asmenims patikrinti faktus arba detaliai įsigilinti į darbe cituojamą informaciją. Plagiatas. Plagiatu gali būti laikomas svetimos idėjos, nuomonės, teorijos perteikimas ir pateikimas kaip savo. Plagiato rūšimi gali būti palaikyta ir didelė savo paties kūrinio dalies atkartojimas, to nenurodant. Dėmesio, plagiatu yra laikomas ir neteisingai cituojamas tekstas. Visą informaciją dėl darbų patikros ir plagijavimo galite sužinoti KTU bibliotekos internetinėje svetainėje, pagrindinėje meniu juostoje pasirinkę skiltį studijoms ir paspaudę mygtuką baigiamųjų projektų įkėlimas į ELABA talpyklą. Vėliau paspaudžiate mygtuką sutapties patikra ELABA talpykloje. Yra keli citavimo būdai, tikslių autoriaus žodžių atkartojimas. Čia verta pabrėžti, jei tai trumpa citata pateikiama kabutėse, ne daugiau 40 žodžių. Jei tai ilga citata pateikiama kaip atskiras paragrafas, o jeigu cituojant praleidžiama dalis teksto, ji pažymima laužtiniais skliaustais. Citavimo būdams taip pat priskiriamas perfrazavimas ir apibendrinimas. Citavimo stiliai. Pasaulyje egzistuoja įvairios bibliografinių nuorodų sudarymo taisyklės pagal tarptautinius bibliografinių nuorodų standartus ir citavimo stilius. Citavimo stiliaus naudojimas gali priklausyti nuo mokslo srities. Bendros rekomendacijos KTU socialinių ir humanitarinių mokslų rašto darbuose, bibliografinės nuorodos tekste ir literatūros sąrašai sudaromi pagal APA stilių. Fizinių ir technologijos mokslų srityse, vadovaujantis tarptautiniu standartu LST ISO 690. Citavimo metodai. Pagal LST ISO 690 metodą galimi keli citavimo metodai. Pirmojo elemento ir datos metodas arba kitaip Harvardo citavimo stilius. Ištisinės pastabų numeracijos metodas. Numeruojamų nuorodų metodas rekomenduojamas fizinių ir technologijos mokslų rašto darbuose. Numeruojamų nuorodų metodas. Tekste pateikiama skaitmeninė nuoroda į numeruotą naudotų informacijos šaltinių sąrašą, esantį darbo gale. Informacijos šaltinį žymintis skaičius gali būti pateikiamas lenktiniuose arba laužtiniuose skliaustuose, arba galima naudoti viršutinį indeksą superskriptą. Cituojami informacijos šaltiniai tekste numeruojami pagal jų citavimo tekste eiliškumą. Pakartotinai tekste cituojamam informacijos šaltiniui taikomas tas pats nuorodos numeris, kaip ir cituojant šaltinį pirmą kartą. Cituojant tekste pateikiamas tikslus cituojamo informacijos šaltinio fragmentas. Po nuorodos numerio gali būti pateikta puslapių numeracija. Tarp nuorodos numerio ir puslapių nerašomas joks skyrybos ženklas. Kai tekste minima informacijos šaltinio autoriaus pavardė,
Skliaustuose nurodomas šaltinio numeris. Literatūros sąraše šaltinių bibliografiniai aprašai pateikiami jų citavimo eile. Darbo pabaigoje pateikiamas visų naudotų dokumentų bibliografinių aprašų sąrašas. Bibliografinį aprašą sudaro šie elementai: autorius ar kolektyvas, antraštė, paantraštė, laikmenos rūšis, laida, leidimo duomenys, atnaujinimo arba citavimo data, apimtis, įsigijimo sąlygos ir prieiga, tarptautinis standartinis numeris, skaitmeninis objekto identifikatorius. Knygos aprašo elementai, pavyzdžiui, autorius, antraštė, paantraštė, leidimo duomenys, laida, tarptautinis standartinis numeris. Taip atrodo pagal knygos pavyzdį sutvarkytas bibliografinis aprašas. Atkreipkite dėmesį, naudojant LST ISO 690 stilių, cituojant pagrindinę informacinių šaltinių antraštę rašoma kursyvu. Knygos dalies aprašo elementai. Knygos dalies pavadinimas, autoriai, knygos pavadinimas, leidimo duomenys, tarptautinis standartinis numeris. Bibliografinių nuorodų struktūra. Bibliografinio aprašo elementai pateikti eilės tvarka. Verta atkreipti dėmesį į šriftus ir sudėliotus skyrybos ženklus. Laida rašosi tik tuo atveju, jei tai nėra pirmas leidimas. Dviejų autorių knyga. Po pirmojo autoriaus įterpiamas jungtukas ir. Toliau rašomas sekančio autoriaus vardas, pavardė. Atkreipkite dėmesį, šį kartą rašomas vardas ir nededamas kablelis. Trijų autorių knyga. Jungtukas rašomas tik prieš paskutinį autorių, o pirmieji atskiriami kableliais. Keturių ir daugiau autorių knyga. Rašomi visi autoriaus vardai ir prieš paskutinį autorių pridedame žodelį ir. Jei šaltinyje nėra nei autorių, nei sudarytojų, jis aprašomas nuo antraštės. Aprašant knygos dalį, bibliografinio aprašo elementų eilės tvarka šiek tiek pasikeičia. Prieš knygos antraštę rašomas knygos dalies pavadinimas ir įterpiamas prielinksnis iš. Straipsnio bibliografinio aprašo elementai pateikti eilės tvarka. Verta paminėti, kad yra keli galimi būdai aprašyti žurnalo tomą ir puslapius. Populiaresnis ir dažniau naudojamas antras variantas. Elektroninės knygos bibliografinio aprašo elementai pateikti eilės tvarka. Atkreipkite dėmesį, kad būtina nurodyti laikmenas glausčiai, nuorodos sudarymo datą bei internetinį adresą. Straipsnio elektroniniame šaltinyje aprašas sudaromas analogiškai. Svarbu atkreipti dėmesį, ar straipsnis yra iš duomenų bazės ir ar turi DOI. Jeigu yra nurodytas DOI, būtina jį pateikti. Tokiu atveju elektroninis adresas nėra reikalingas. Internetinio ištekliaus bibliografinio aprašo elementai pateikti eilės tvarka. Šiuo atveju reikalingas interneto svetainės pavadinimas, o prie metų rašome puslapio sudarymo arba atnaujinimo metus. Prie interaktyvių šaltinių bibliografinio aprašo visada prisideda 3 papildomi elementai: laikmenos rūšis, kada žiūrėta, prieigos adresas. Patento bibliografinio aprašo elementai pateikti eilės tvarka. Standarto bibliografinio aprašo elementai pateikti eilės tvarka. Į autoriaus vietą iškeliamas departamentas atsakingas už standartą. Toliau rašomas trumpas standarto kodas ir pavadinimas, kaip ir visi pagrindiniai pavadinimai, bibliografiniuose aprašuose jis rašomas kursyvu.
Lygybės ženklas čia dedamas, nes pateikiamas ir lietuviškas ir angliškas variantas. Disertacijos bibliografinio aprašo elementai pateikti eilės tvarka. Teisinių dokumentų bibliografinio aprašo elementai pateikti eilės tvarka. Teisiniai dokumentai aprašomi nuo kolektyvinio autoriaus. Tai yra ta institucija, kurie priėmė ir patvirtino įstatymą ar nutarimą ir panašiai. Toliau rašomas pavadinimas. Kaip ir visi pagrindiniai pavadinimai, bibliografiniuose aprašuose jis rašomas kursyvu. Taip pat, kaip ir visiems interaktyviems šaltiniams, pridedame 3 papildomus elementus. Dėmesio! Atkreipkite dėmesį į skyrybos ženklus. Paprastai teisiniai dokumentai aprašomi pagal atskiras taisykles, kurių ISO 690 nereglamentuoja. Šiuo atveju šio pavyzdžio aprašas sudaromas taip pat, kaip internetinio šaltinio aprašuose. Šaltinių pateikimas darbe. Visi naudoti šaltiniai pateikiami darbo pabaigoje atskiru skyriumi. Literatūros sąrašą sudaro visi cituoti šaltiniai ir visi literatūros sąraše nurodyti šaltiniai privalo būti naudoti darbe. Šaltiniai pateikiami jų citavimo eile. Standartas rekomenduoja transliteraciją iš nelotyniškos abėcėlės. Kviečiame naudoti ir lengviau atlikti darbą bibliografinių įrašų tvarkymo programomis. Praktinės užduotys jūsų žinių patikrai. Pirmoji užduotis. Pagal Lietuvoje priimtą bibliografinių nuorodų sudarymo standartą LST ISO 690 aprašykite knygą, naudodami pateiktus bibliografinio aprašo elementus. Teisingas atsakymas. Antroji užduotis. Pagal Lietuvoje priimtą bibliografinių nuorodų sudarymo standartą LST ISO 690 aprašykite straipsnį, naudodami pateiktus bibliografinio aprašo elementus. Teisingas atsakymas. Trečioji užduotis. Pagal Lietuvoje priimtą bibliografinių nuorodų sudarymo standartą LST ISO 690 aprašykite interneto išteklių, naudodami pateiktus bibliografinio aprašo elementus. Teisingas atsakymas. Daugiau pavyzdžių galima rasti bibliotekos tinklalapyje skiltyje Mokymai. Taip pat siūloma susipažinti su bibliografinių įrašų tvarkymo programų mokymo medžiaga.